Aš pati, kai buvusi policijos pareigūnė, buvau įsitikinusi, kad su nepilnamečiais vaikais, tuo labiau mažamečiais, visada turi būti vienas blaivas žmogus. Rekomenduotina turėti vieną blaivų asmenį, tai yra tas, kuris nevartoja alkoholio, toje jūsų grupėje, kuris, galėtų esant kažkokiam atveju pasirūpinti tais jūsų vaikais. Kada galima sugriebti vaiką? Vaikas piktinasi, žinote, draskosi, lekia į gatvę ir jį mes sugriebėm už rankos. Ar kepštelti yra norma? Kas kelia vaikui fizinį skausmą, tai yra netoleruotina. 12 metų berniukas vagiliauja korteles, kurio kaina tikriausiai ten 3 ar 4 eurai. Ir ar tai užtraukia jau baudžiamąją atsakomybę ir kas už tokiu atveju atsako? Tos priemonės vaikams, nepilnamečiams vaikams tikrai yra kitokios, nei jeigu tą patį pažeidimą padarytų suaugęs asmuo. Kaip iš esmės yra su tuo, jeigu mama yra nevartojanti alkoholio, tarkim, ir neturi darbo? Ar yra galimybė iš jos atimti vaiką? Labai geras klausimas. Sveiki, aš esu Rasa Pavarienė ir šiandien atveriu savo namų duris iš tiesų labai nuostabiai pašnekoviai Brigitai, šeimos teisės specialistai, su kuria bandysim išsiaiškinti į tokius opius klausimus, kurie kyla dažnai visiems tėvam, kaip teisingai pasielgti, kad nenukentėti patiem prieš vaikų teisų institutą ir nežaloti vaikų. Labą dieną, Brigita. Sveiki, Rasa. Norėčiau iš karto pradėti nuo įdomios temos – vakarėlis. Kaip rasti tą viduriuką, jeigu namuose yra vakarėlis, vartojamas alkoholis ir tuo pačiu yra nepilnamečių vaikų? Kada tai galima daryti ir koks amžius vaikų turėtų būti? Šiaip iš tikrųjų Lietuvos Respublikos, mūsų valstybės įstatymai, jie nenumato tam tikro konkretaus reguliavimo būtent tokiems atvejams. Tai iš tikrųjų tas alkoholio vartojimas nėra draudžiamas, netgi taip pasakysiu. Taip. Bet iš tikrųjų ką reikėtų žinoti, nes tai neturi būti bet kaip ir bet kada ir bet kur. Ar ne? Tai vėlgi, jeigu jūs susitinkate, ar ne, gimtadienio šventę, ar kažkoks tiesiog vasara pasibuvimas su draugais ir turite po vieną ar ne stiklinę, pavyzdžiui, alkoholinio gėrimą, tai tikrai nėra kažkokio kriterijaus, ar ne, pagal kurį vertinti, kiek jūs galite išgerti ir kur yra per daug, jau kur yra per mažai. Bet čia yra svarbu vienas dalykas, tai kokią įtaką daro tas alkoholis jūsų būklė ar ne būsenai, nes tam tikri žmonės gali nuo vienos taurės ar ne vyno, tarkim, būti kažkokie ar ne ypatingai neadekvatus ir elgtis kažkaip netinkamai. Tai būtent tokiais atvejais yra žiūrima, ar jūsų tas alkoholio vartojimas prie nepilnamečių vaikų nekenkia jų interesams ir ar jiems nedaro žalos. Tai yra, jeigu jūsų tas saikingas ar ne vartojimas alkoholio, tarkim, tarp draugų pasibuvimų ir panašiai, mini kažkokią šventę namuose, tai nėra draudžiama, jeigu vaikams yra saugu ir pakankamai gerai ir yra patenkinami jų visi poreikiai. Bet jau kalbėkime tada apie sunkesnį atvejį, kai mano, pavyzdžiui, paminėtas, kai nuo taurės vyno žmogus nerišliai kalba ir negali blaiviai mąstyti ir tikrai jam daro labai didžiulį įtaką tas alkoholis ir matyti, kad tada vaikams tampa nesaugu tokioje aplinkoje. Tai tokiais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, kaimynai paskūstų tokį atvejį, ar kažkas pamatytų, kurius, tarkim, atviroja kažkur viešoje erdvėje tai darote, tai tada galimai jums tikrai grėstų ir atsakomybė už tai, kad, vaikams nekuriate saugios aplinkos, neprižiūrite jų. Tai vėlgi tai priklauso nuo to, kokią jūs aplinką tuo metu vaikams sukurite. Kaip įdomu, kad įstatymas to nenumato. Aš pati, kai buvusi policijos pareigūnė, buvau įsitikinusi, kad su nepilnamečiais vaikais, tuo labiau mažamečiais, visada turi būti vienas blaivas žmogus, tai yra visiškai nevartojantis alkoholio. Tai čia tikriausiai yra mitas, tam tikra norma, kurią stengiuosi perteikti ir savo aplinkoje. Tai nėra mitas, tai yra iš tiesų teisingai, tiesiog, kad to konkrečiai įstatymas nenumato, bet iš pačios praktikos ir, kas sako, vaiko teisės apsaugos institutai ir teismai, tai rekomenduotina turėti vieną blaivų asmenį, tai yra tas, kuris nevartoja alkoholio, toje jūsų grupėje, kuris, galėtų esant kažkokiam atveju pasirūpinti tais jūsų vaikais. Tai yra tikrai labai rekomenduotina ir atsižvelgiama kiekvienu atveju, ar tikrai toks asmuo buvo. Įsivaizduokim, Brigita, jeigu matome restorane jau vėlyvą vakarą, kas jau žinoma nėra normalu, sėdi pora ar draugų kompanija su mažamečiais vaikais ir štai ir mama, ir tėtis aiškiai neblaivus sėdo į automobilį ir ten tempėsi tą savo vaiką.
per prievartą. Ar tai yra signalas, kad jau reikia reaguoti? Taip, būtent labai geras pavyzdys tų mano pasakytų žodžių, kad kiekvieno atveju žiūrima, kokią aplinką sukurite vaikai. Ir jeigu jūs abu esate restorane ir vartojate alkoholinį gėrimą, tai vėlgi, pasikartosiu, nėra draudžiama, tačiau jeigu jūs jau sėdate abu neblaivus ar ne už vairo ir ten tempiamas yra vaikas arba kažkoks yra... Ne už vairo, į taksi automobilį pavyzdžiui. Į taksi automobilį tai tikrai nieko tame blogo nėra, žiūrim, koks yra tėvų elgesys. Jeigu tėvai kažkaip pradeda elgtis, kaip ir minėjau, neadekvačiai ir tiesiog nesupranta savo veiksmų, kažkaip atitinkamai su vaiku pradeda blogiau elgtis, matyti, kad tas alkoholis labai neigiamai paveikia jų tą psichologinę, galbūt emocinę būseną, tai tokiais atvejais tai tikrai jau yra signalas ir vertėtų pasirūpinti ir tais vaikais aplinkiniams taip ir informuoti. Mano prieš 15 metų, prieš 14 buvo įvykis, kuris iki šiol man toks tiesiog knibžda galvoje, kad visgi galbūt pasielgiau ne visiškai teisingai. Netoliese, kur aš ėjau, mačiau, kad vyriškis neblaivus vedė savo vaiką į darželį, bet jis buvo visiškai neblaivus, abu prasmirdė cigaretėm, rūkalais ir aš šiai dienai galvoju, kad aš labai neteisingai pasielgiau, kad neinformavau teisėsaugos institucijų apie tai, nes mano nuomonė tam vaikui akivaizdu, tai yra žalinga aplinka, toksiški santykiai ir taip, joks vaikas mažas nenusipelnė, kad jį vestų girtas tėtis ar girta mama į ugdymo įstaigą prasmirdusi. Taip, čia labai teisinga yra pastebėta, nes kai tu išgeri kažkokia kompanija, kai yra pas jūs proga, šventė ir yra saugi aplinka, tai yra viena. Bet kai tas vaikas jau yra vedamas į darželį, vadinasi, kasdienybė, ar ne, ir tu, vadinasi, buvai išgeręs, nesant galbūt kažkokia ir neproga, nes tai yra rytas, kaip suprantu, jeigu vedamas į darželį vaikas. Ir plus, irgi tai yra labai svarbu priėjom prie tokio irgi aspekto, kad tas alkoholio vartojimas irgi būna skirtingas, kai tu sėkmingai ir suvoki, ar ne, ką tu darai, ir kitas yra, kai tu tai darai pastoviai, kai tai tave veikia neigiamai, kai tu, tarkim, be progų ar nemėgsti išgerti ir toje aplinkoje tas vaikas auga ir tai ne vienkartinis įvykis, tas yra išgerimas ar ne alkoholinių gėrimų. Tai vėlgi tai nėra jau gera aplinka vaikams ir tokiu atveju geriau pranešti nei nepranešti, nes atvykę specialistai, jie nepuola iš karto ar ne atimti to vaiko, jie aišku pasižiūri, kaip buvo gerima ar ne, galbūt blaivumo ar ne tą laipsnį nustatys, pasižiūrės namuose, kokia yra aplinka. Ir taikoma, žinoma, ten atvejo vadyba, kas yra pagalba šeimai. Tada jau atitinkamos priemonės yra taikomas. Taip, tai nebūtinai tai bus atimimas vaiko iš šeimos, bet priklauso nuo situacijos. Iš tiesų mes labai dažnai susiduriam su tokiom dar situacijom, kurios keičiasi elgesio normos, kas seniau būdavo norma kepštelti vaikui, jį papurtyti arba per prievartą tempti, dabar mes jau tarsi to netoleruojam ir tai yra negalima. O iš tiesų kokios tos yra ribos, kada galima sugriebti vaiką, galbūt lengviausia kalbėti pavyzdžiais, vaikas piktinasi, žinote, draskosi, lekia į gatvę ir jį mes sugriebėm už rankos. Ar tai yra gerai, ar kepštelti yra norma? Taip, vėlgi tokių dalykų, kaip ten tekštelėjimas ar ne vaikui, ar ten kažkoks, nežinau, tampimas už ausų, ar ne, kaip liaudiškai yra tokios auklėjimo priemonės. Nėra reguliuojama įstatymų ir tai yra iš dalies, aš manau, ir blogai, nes mūsų visuomenė yra labai pripratusi prie tų tokių senovinių ir netradicinių auklėjimo būdų. Mane mušė ir tai yra aš mušė. Taip, mano tėvai taip darė, aš taip darau, tai yra gerai ir norma ir tikrai yra dalis žmonių, visuomenės dalis, didelė dalis žmonių, kurie supranta, kad tai yra teisinga, normalu, nes, tai atėję kažkur iš ten gilios senovės ir ten tampyti už ausų tą vaiką ar ten kažkaip mušti per rankas, tai yra norma. Bet iš tikrųjų, kaip yra dabar, tai vis tiek vaikas yra vaikas ir kai yra mušama kokia močiutė, ar ne, tai jau atrodo mums negerai, bet mušti vaiką jau auklėjimo norma, ar ne? Tai ką apie tai sako teismų praktika, vaiko teisės apsaugos institucija. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu vėlgi kokios aplinkybės yra ir kur tai yra daroma, kaip tai yra daroma ir kokia yra tėvų būsena. Vertinama labai daug aplinkybių. Tai pavyzdžiui irgi buvo labai įdomus Lietuvoje atvejis 2018 gal metais, bijau suklysti, labai garsus negi atvejis, kai Kaune buvo atimti iš šeimos 2 vaikai.
mažiukai vaikai ir būtent dėl tokio atveju, kai parke vaikščiant, tiesiog vaikas bėgo į kelią ir tėtis ar mama pradėjo jį drausminti ar atitinkamam fiziniam priemonėm. Tai vėlgi fizinio skausmo kėlimas vaikui jau yra negerai. Tai jau yra arti smurto, nes tu vėlgi ką nori padaryti? Nori sukelti jam skausmą tyčia ar nespecialiai, to siekiai tam, kad vaikas kažko nedarytų arba kažką padarytų, kaip tu nori. Tai jau yra neteisėta iš vienos pusės ir už tokius dalykus tikrai gali ir grėsti atsakomybės. Taip, ir tais atvejais, kai buvo atimti vaikai, tas ir buvo, kad aplinkiniai pamatė, paskambino ir, ten, aišku, aš nesigilinau tą situaciją, negaliu komentuoti daugiau, bet tiesiog aplinkybės buvo pirminės, būtent tokios. Tai jeigu jūs parke darote vaikui būtent tokius veiksmus, kažkaip jį drausminant, sukeldami fizinį skausmą, tai tikrai labai didelė jau tokia tikimybė, kad jeigu kažkas pamatys, galite sulaukti ir vaiko teisės apsaugos. Tai jeigu kalbant apie tai, sugriebti stipriai už rankos, peties, tai jau yra fizinio skausmo sukėlimas ir tai neturėtų būti toleruojama. Taip, iš esmės, kas kelia vaikui fizinį skausmą, tai yra netoleruotina. Įsivaizduokim lygiai tas pats, kas pamatytumėt gatvėje vyras, moterį ten už ausų tampo ar ten kažkaip ar nestumda, tai mes, aišku, reaguojame jau. Tai vėlgi, sakau, tas yra labai blogai, kad visuomenė vis dar tokiais senais stereotipais gyvena, kad jeigu matau vaiką, kad tėtis ten už ausų tampo, kad tai yra normalu. Ir ieškom pateisinimų, kaip jis sunervino. Tai vad būtent vaikas kaltas, ar ne, dažniausiai pasiteisina. Kaip žiūri teisininkai į rėkimą ant vaikų? Balso kėlimą, drausminimą, grasinant, tiesiog piktai su juo kalbant? Piktai su vaiku kalbant, tai vėlgi nėra tas smurtas, koks yra fizinis, o būna ir psichologinis. Tai vad būtent tas rėkimas ir yra tas toksai psichologinis smurtas, bet aišku, vėlgi vertinant reikia vertinti visas aplinkybės, nes jeigu aš dabar pasakysiu, kad užrėkėt ant vaiko, tai yra viskas jau blogai, nebus tai būtinai blogai. Priklauso nuo to, sakau, koks yra galbūt vaiko poelgis, koks yra tėvų, kokia yra būsena tuo metu, nes dažniausiai, kai dažnai yra vartojamas tas būtent psichologinis smurtas, tai nėra vienkartinis kažkoks, kur mama išsigandusi staigiai kažkaip ten garsiau ar nepasakė vaikui, tai akivaizdu, kad tai nieko blogo tame tikrai nėra. Bet jeigu tas kartojasi ir tėvai nesugeba ramiai bendrauti, bet visą laiką matote, kad, tarkim, kažkur parke ar ne ir šaukia ant to vaiko ir vartoja ir fizinį, ir psichologinį smurtą, tai galimai tėtis ar mama ir neturi kažkokie, nežinau, charakterio galbūt savybę, kuri kenkia vaikų ne tik parke, bet gal ir namuose, ar ne, tai vertėtų susimastyti, ar tas vaikas auga tikrai geroje aplinkoje. Iš esmės, įniršio išlieti niekada negalima ant vaiko ir tokius atvejus pastebėjus visada reikia informuoti tarnybas. Taip, tai kaip aš ir sakiau, geriau informuoti, nei neinformuoti, bet aišku, reikėtų įsitikinti, ar viskas yra gerai, nes kaip pavyzdys dažniausiai kaimynai, ar ne, skambina, kad už sienos verkia vaikas, bet tas vaikas verkia, ar ne, nebūtinai, kad yra smurtas, nebūtinai, kad kažkas yra blogai, galbūt tas vaikas ar ne tokį charakterį turi, galbūt tiesiog kažkokios yra gyvenimiškos ar ne aplinkybės ir tėvų kaltės nėra, bet vaiko teisės dažnai lankosi irgi turiu tokių klientų, sako, pastovi, skambina kaimynė jau 10 kartų, sako, pas mus važiuoja ir viskas ten gerai būna. Tai visą laiką reikėtų geriau įsitikinti, tikrai galbūt ilgesnį laiko tarpą pastebėta šeimai, jeigu yra, tarkim, kaimynai ar ne jūsų. Ir jeigu jau tikrai matyti, kad vaikui yra kažkas negerai, tai geriau reaguoti. Tęsiant temą apie vaikų gerovę, tai labai susijęs klausimas ir skyrybų atveju. Kaip užtikrinti vaikų gerovę, kaip barnis tarp tėčio ir mamos nepersiduotų vaikui ir grasinimai galų gale tėčio, kuris dažnai būna, kad iš mamų atims vaiką ir pati girdžiu kartais iš žmonių, kad sako, labai bijau netekti vaikų, kaip iš esmės yra su tuo, jeigu mama yra nevartojanti alkoholio, tarkim, ir neturi darbo, ar yra galimybė iš jos atimti vaiką? Labai geras klausimas, nes dažnai moteris, dažniausiai, ar ne, moteris bijo ko, tai bijo skyrybų, nes liks be nieko, ar ne, ir dar liks ir be vaikų, tai yra be turto ir be vaikų, nes dažnai vyrai tikrai mėgsta manipuliuoti, grasinti ir naudotis vaikais, tai yra, sako, pavyzdžiui, tu man atiduok visą turtą, aš tik tada tau atiduosiu vaikus. Ir naudojasi būtent ta prastesnė finansinė padėtimi moters. Tai moteris ar ne, augindamos vaikus, jos turi arba mažiau finansų, arba mažesnis darbo galimybės. Ir jos labai bijo, ateina pas mane ir sako, tai iš manęs dabar atims vaiką. Aš bijau teikti ten ar ne skyryboms dokumentus, nes liksiu be vaiko, nes neturiu darbo. Tai noriu nuraminti.
nes tikrai jūsų finansai nėra svarbiausia skyrybų byloje ir prisiteisiant vaiką savo. Svarbiausia yra vaiko gerovė, vaiko interesai. Tai yra, kur tam vaikui geriausia visumoje yra gyventi, su mama ar su tėčiu. Tai jeigu tėtis uždirba daugiau nei mama, arba mama iš vis niekur nedirba, tai nėra toks pats lemtingiausias kriterijus, kad vaiko tikrai nepaliks su mama. Yra į ką žiūrima? Yra žiūrima į vaiko amžių, į vaiko ryšį su vienu ar kitu tėvu. Na, įsivaizduokime, ne, mama nedirba, bet tėtis, tarkim, vaikų 6 metai ir per 6 metus tėčių niekada nematė, nors tėtis milijonierius. Tai nereiškia, kad tėčiui paliks tą vaiką tik todėl, kad jis uždirba daug, ryšio su tėčiu nėra ir ne. Tai vėlgi tokiu atveju paliks vaiką ten, kur vaikui yra geriausia, kur vaikas išreikš savo nuomonę, jeigu jis yra pakankama amžiaus gyventi, tai yra paskui žiūrėsi charakteristiką bendrai visumoje, kaip elgiasi mama, kaip elgiasi tėtis, galbūt galimybės užsidirbti, priežastis, kodėl nedirba. Tai kokie žalingi įpročiai yra pas abu tėvus. Ir jeigu tam vaikui toje šeimoje yra gerai gyventi, tai tokiu atveju vaiką paliks mamai, nesvarbu, kad jinai mažiau uždirba, nes jau mamos finansai svarbus tada, kada yra klausimas dėl išlaikymo. Tik tada. Ir jeigu, pavyzdžiui, mama mažiau uždirba arba iš vis nieko neuždirba, o tėtis dirba, vaiką paliks mamai, bet iš tėčio priteis, pavyzdžiui, didesnį išlaikymą. Tik todėl, kad tėtis turi daugiau galimybių mokėti tą išlaikymą. Tai va, dažniausiai tos baimės moterims kyla, kai jos nežino. Kai jos nežino, kas bus, jiems vyrai grasina, jos bet ką pasirašo, su bet kuo sutinka, kad tik tą vaiką pasiliktų savo, nors iš esmės atėjus, tarkim, tiesiog pasidomėjus savo teisėmis ar neskirybų metu ir žinant, pavyzdžiui, šitą mano pasakytą informaciją, žymiai drąsiau, ar ne, ir tada su niekuo nesutinki iki galo, kovoji, nežinai, kad vis tiek vaiką gausi ir tu nebijai, ar ne? Tai žinoma. Koks yra numatytas minimalus vaiko išlaikymas skyrybų atveju? Ar jis yra kintantis? Kaip tą užtikrinti? Labai nemėgstu šitą klausimą iš tikrųjų, todėl kad labai ir savo socialiniuose tinkluose labai dažnai kartoju, kad nėra minimalaus išlaikymo. Ir labai dažnai moteris ar vyrai, dažnai ir vyrai ir nepaklausia, tai ar yra, Brigita, tas minimalus išlaikymas, kiek galiu dabar mokėti tam vaikui, nes iš manęs ten buvusi žmona prašo per daug. Tai nėra tos sumos, kad, pavyzdžiui, aš jums pasakysiu, ten 300 eurų, ne, ir viskas, jūs visi bėgsit, prašysit teismų tų 300, nebus taip. Yra rekomenduotinas dydis Lietuvoje, tai jis dabar yra pusė vienos minimalios mėnesinės algos. Tai yra tas toksai dydis, kurį rekomenduojama vaikui priteisti. Bet kiekvienu atveju vertinama, tai yra, kokie yra vaiko poreikiai ir kokia yra tėvų turtinė padėtis. Tai yra, jeigu vaikui pagal jo poreikius, pagal amžių gyvenimo būdą reikia 600 eurų per mėnesį iš vieno iš tėvų, tai yra jam minimalus išlaikymas. Kiekvienas vaikas turi savo minimalų išlaikymą, ar ne? Ir tada žiūrėkime, ar tėvai gali mokėti tą išlaikymą. Pas mus Lietuvoje dėja susiformavusi tokia praktika, kad vengiantis išlaikyti vaikus, jie randa būdų, kaip tą padaryti. Nutraukia savo darbo santykius oficialiai ir gali puikuotis prabangą, važinėti naujais automobiliais nuomojamais, tačiau vaikam neskirti išlaikymo. Kaip šitoje vietoje keičiasi situacija? Labai įdomiai, nes man labai patinka būtent tokios situacijas. Iš tikrųjų, labai staigiai tėčiai ar mamos tampa nemokios, ar nemokus, ar ne, kai gauna ieškinį dėl išlaikymo priteisimo. Tai tada nieko nebelieka, visas turtas išvaistomas ar ne, arba perrašomas ant artimųjų ir viskas aš neturiu ar ne už ką mokėti. Tai būtent taip daro, nes žino, kad išlaikymas skaičiuojamas ir priteisimas pagal tėvų finansinę padėtį, ar ne, tai kuo mažiau uždirbu, tuo mažesnis išlaikymas. Bet teismai irgi ir mūsų įstatymai nėra kvaili, ar ne, ir tikrai tokius atvejus numato ir yra labai gerai pasisakę ir numatė tokią taisyklę teismai. Tai yra vertima ne tik, kiek tas tėtis šiandien ar mama uždirba, bet kiek jis galimybių turi uždirbti. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas tėvelis ar mama šiandieną niekur nedirba, bet žiūrima jo istoriją, prieš tai dirbęs direktoriumi įmonės ar ne, turi labai daug ten turėjęs kažkada nekilnojamo turto, socialiniai tinklai šiais laikais labai gelbėja, nes matyti, kiek jisai keliauja, kiek jisai ten automobilių perka. Įrodymas. Labai geras įrodymas ir tikrai matyti, kad tas žmogus gali užsidirbti ir jeigu tas tėtis ar mama nepateiks, kad jisai turi kažkokį neįgalumą ar sveikatos sutrikimą, tai yra, jeigu tu byloje įrodai, kad tas tėtis ar mama gali uždirbti daugiau, tai yra sveikas, gyvybingas, jaunas, turintis patirtį, išsilavinimą ar ne kažkokioje srityje, tai vadinasi, eik ir dirbk.
Ir tiek. Tai va tai būtiškai tiesiog tas teismas ir yra išaiškinęs ir dabar jau, na, tas klausimas, tai pasakysiu, nepaeina tėveliams ar mamytams, kurias slepia pajamas, nes ateina į teismą ir teismas įpareigoja, eik ir dirb. Nes yra pasakęs, kad vaikas neturi kentėti nuo to, kad jie tingi ir nenori dirbti. Tai... Ar jeigu silpnesnė pusė neturi finansinių galimybių pasisamdyti gero teisininko ir save tinkamai atstovauti, ar jie turi kažkokias tai galimybės teisinės pagalbos centrai, ar teikia tokią pagalbą socialiai remtiniems žmonėms? Taip, žinoma, yra valstybės garantuojama teisinė pagalba, tai yra ta pagalba nemokamai advokatai. Ir tai pasakysiu paprasčiau, tai tikrai yra valstybės finansuojami advokatai, kur tu pasikreipi į tą institutą ar ne ir gali gauti, tau bus paskirtas kažkoks atstovas, advokatas, kuris toje byloje teiks tau paslaugas nemokamai, bet žinoma, ten reikia atitikti tam tikrus kriterijus pagal savo finansinę situaciją, ar ne, ir jeigu tu juos atitinki, tai tenkina ar ne, gauni nemokamą pagalbą. Svarbu žinot, kad yra išeičių. Taip. Labai dar įdomus klausimas, kuris tvyro tiesiog aplinkoje. Pati auginu paauglį sūnų ir matau su juo kalbant, kad yra dabar labai madinga vagiliauti iš parduotuvių. Teko girdėti. Taip. Kokia atsakomybė gresia tėvam, vaikam ir kas su tuo yra mažareikšmių vagiliavimo? Taip, dabar dėl tų vagysčių vėlgi čia jau įsitraukia ir baudžiamoji teisė, ar ne, administracinė galbūt teisė priklausomai nuo padaryto pažeidimo, tai tokiais atvejais irgi yra atsižvelgiama į nepilnamečio amžių, nes įstatymai numato tam tikrą amžiaus ribą, iki kada vaikas, na, nuo kokio amžiaus, už kokius jisai nusižengimus gali pats atsakyti, o už kokius atsako tėvai. Tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti irgi kokio masto ar ne ta vagystė, kaip dažnai kartojasi galbūt, ir jeigu už tai gali tas nepilnametis būti pats traukiamas, jis atsakys žinoma pats, bet jeigu jis nesulaukęs tokio amžiaus, tai atsakys tėvai. Jeigu situacija, tarkime, 12 metų berniukas vagiliauja korteles, kurių kaina tikriausiai ten 3 ar 4 eurai, ir ar tai užtraukia jau baudžiamąją atsakomybę ir kas už tokiu atveju atsako? Taip, jeigu vaikas yra 12 metų ar ne, ir tai yra vienkartinė kažkokia vagystė, tai tokiu atveju tas vaikas gali būti traukiamas ir pats, jeigu jo amžių numato tas būtent straipsnis, pagal kurį jisai bus traukiamas. O numato atsakomybę, tai numato tikriausiai ne finansinė atsakomybė ir ne baudą mokėti. Kokios priemonės užkardo, ar tai, žinot... Čia jau straipsnis, ką numato straipsnis. Jo, tam būna įvairios tikrai sankcijos, nes dažniausiai numato kelias alternatyvas, ar ne, baudą, pavyzdžiui, laisvės apribojimą arba areštą. Bet jeigu tai yra nepilnamečiai vaikai, tai dažniausiai tai yra taikoma vaikams kitokios priemonės, tai yra, pavyzdžiui, auklėjimas, ar ne, kažkokie kursai, paskaitėlės, kažkokios mokyklos specialios, kur tą vaiką tiesiog, na, pamoko, ar ne, jo niekas tikrai raštinės neuždarinėja, jeigu jis yra nepilnametis. Ir tos priemonės vaikams, nepilnamečiams vaikams tikrai yra kitokios, nei jeigu tą patį pažeidimą padarytų suaugęs asmuo. Iš jūsų praktikos, kai jūs matote, tarkim, nepilnamečius vaikus linkusius į nusikaltimus, kas taip skatina? Ar aplinka, ar tiesiog, žinot, būna žmogus tiesiog iš savęs gimė ir jau su blogio šaknim? Taip, žiūrėkite, dabar dėl šito, tai pasakysiu, gal nenustebinsiu, bet dažniausiai statistiškai, gal netgi ar ne, linkę nusikalsti yra vaikai iš tokių šeimų, kur arba tėvai yra linkę nusikalsti, arba galbūt tėvai neskiria pakankamai priežiūros tam vaikui. Nes vaikas, kai tai daro, jisai tai daro ne dėl to, kad jam tai faina, patinka, ar ne, jis tai daro dėl to, kad jam trūksta kažkokių socialinių, ar ne, žinių, įgūdžių, jam trūksta tam tikrų emocinių galbūt dalykų ir jisai per tai kažkokį savo trūkumą išreiškia. Ir būtent tai yra labiau, aš sakyčiau, net ne vaikų kaltė, o tėvų. Jeigu tavo vaikas taip elgiasi, vadinasi, kažkur kažką esi kaip tėtis ar mama praleidęs ir, na, tiesiog atsižvelgiant į bylas, į bylų pobūdį, tai dažniausiai ir kyla ginčiai tokio pobūdžio dėl vaikų
na, kažkokio netinkamo elgesio visuomenė, kai tėtis ar mama yra, na, švelniai tariant, neprižiūri to vaiko, vat irgi iš pavyzdžių. Turėjau tokį atvejį, kai vaikas mokyklą praleidžia, buvo irgi jam kviesta policija, nes jisai būdavo net išgėręs lauke 11 metų berniukas, mėgsta ar nežalingus įpročius, o pasižiūrės tada šeimos visą tą situaciją, nes Vaiko teisių apsaugos institucija teikia išvadą, pasižiūrė, tai tėtis lygiai toks pats, ar ne, lygiai tie patys pažeidimai, namie jo beveik nebūna, istorija yra ir už girtavimą trauktas irgi. Ir už vairą ir taip toliau, tai, na, iš tikrųjų, tai vėlgi kokie tėvai, tokie ir vaikai. Bet nenoriu sakyti, kad visi taip, visur taip yra ir visose šeimuose. Mažesni atvejai, kada tai vaikai elgiasi, tai būtent, kai yra, na, normalios šeimas, tačiau daroma kažkokiu bendramžių įtaka. Tai yra patenka į kažkokią bendrą, na, grupę vaikų, kur visi daro, na, ir tave įtakoja taip daryti. Tai vėlgi tas vaikas galbūt nesupranta, nori būti kaip visi ir jisai būtent taip elgesi. Tai čia vėlgi, na, trūkumas, aš manau, irgi galim pritempti prie auklėjimo galbūt trūkumo ir kažkokio paaiškinimo vaikui, kaip jis turėtų ar ne elgtis. Stokojimo tikriausiai. Taip, tikriausiai taip. Ir kai yra vaikas stipraus charakterio, tai gal ir tos įtakos bendramžiai neturėtų daryti. Man kaip mamai irgi labai aktualu ir mes kalbame su bičiuliam, nuo kada galima palikti vaiką namuose vieną, ar su sesės brolio priežiūra, ar yra tam tikri amžiaus kriterijai, kada jis gali savarankiškai likti valandą, 2, o kartais ir naktį vienas. Taip, yra kriterijai, tai vaikas negali būti paliktas vienas namuose jokiais būdais, kai jam yra mažiau nei 6 metai. Tai vėlgi tai yra tokie, na, esminiai ir neturbūt kriterijai, tai kažkokių tokių, na, kitokių išimčių ar aplinkybių tikrai tokiuose atvejuose nėra, yra tam tikras amžiaus ar ne amžiaus riba ir tu gali palikti tą vaiką su sesės brolio priežiūra. Labai dažnai šitas klausimas tampa aktualus, kai yra vasara ir kai, vat, pavyzdžiui, ar ne vaikai neina į mokyklą ar į darželį ir tėvai manęs klausia, tai ką man dabar daryti. Tai jeigu vaikui nėra 6 metų, tai tas klausimas yra sudėtingesnis, tai tada arba auklė kažkokia ar neturėtų įsitraukti. Dar toks irgi mūsų jau pokytis yra visuomeniai. Seniau mes augome patys, kai prie mūsų drąsiai rūkydavo žmonės. Prisimenat, rūkydavo namuose, mašinoje, automobilyje ir niekas to nekėlė klausimo. Kokia situacija su šituo klausimu dabar yra? Dabar su šituo klausimu asmeniškai iš savo praktikos nesusidūrusiu, nepasakysiu, kaip teismai į tai žiūri, bet tiesiog bendrai tai būtų kaip ir alkoholis. Vėlgi, dabar yra labai sustiprinta vaiko teisių apsauga ir iš tikrųjų dabar tas vaikas labai na, prižiūrimas mūsų valstybėje ir lygiai taip pat kaip su alkoholiu, tai vėlgi žiūrima tas rūkymas ar ne prie vaikų, ar jisai kaip įtakoja tą vaiką, ar ne, kaip dažnai tai yra daroma, kokia yra apskritai kuriama aplink vaiką tą aplinką, bet vėlgi tas žalingas įprotis, kurį mato vaikas, tai nėra jam gerai. Tai, na, kaip ir sakau, reikėtų ar ne pasižiūrėti, kada, kaip ir kokiam aplinkybėm tai yra daroma, bet rūkymas prie vaiko, na, akivaizdu, kad tai nėra gerai. Dar man dažnai susiduriu su tokiam situacijom, pati auginu 2 sūnus, vienas 13 metų, kitas 8, tai jie konkuruoja tarpusavyje ir dažnai netgi mušasi ir tenka juos skirti, tiesiog fiziškai skirti, tempti vieną vaiką, stumti kitą, kad juos atskirti ir dar jie bando pataikyti vienas kitam su koja ar ranka akis išbadyti. Ir tokiais atvejais galvoju, taip, aš jau pati stipriai tempiu vaiką ir ar tai jau yra kažkoks tai pažeidimas? Čia grįšiu prie tos temos apie smurtą, kur kalbėjome, labai panaši tema, nes vėlgi tai yra fizinio skausmo kėlimas vaiko, akivaizdu faktas, ar ne? Ir tiek, taip. Bet čia priklauso nuo to, kaip tu tai darai, kam tu tai darai ir ne. Vien tas tempimas ir fizinio smurto kėlimas, jeigu tai daroma stipriai, na kaip ir ne, tai nėra gerai, nes tai yra fizinis smurtas prieš vaiką. Kodėl tai yra labai taip akcentuojama, nes vaikui tai daroma įtaka psichologiška, ar ne? Tas bet koks fizinis smurtas vaiką neigiamai įtakoja, nesvarbu, ar tai daro mama, ar kad tu ten su broliu mušiesi, tai jau vaikui tai gali atsiliepti ateityje ir jisai gali, ar ne, pavyzdžiui, užaugti su kažkokiais trūkumais ir galbūt pats taip elgtis ar ne, tai vėlgi pavyzdys. Taip. Bet iš tikrųjų, jeigu tai daroma namuose, na, niekam nematant per daug triukšmo,
Tai nėra tame kažkas tokio ar neypatingai blogo, bet šiaip viešumoje nerekomenduočiau aš šitą daryti. Bet stebėti, kai jie mušasi ir gali būti didesnė žala, tikriausiai. Taip, tai vat būtent, tai va čia, sakau, priklauso nuo to, kokios tas aplinkybės, bet šiaip toksai yra... Nelabai su tuo sutikčiau, kad visais atvejais negalima naudoti tų tokių ar ne tradicinių priemonių, ten atskirti vaiką, nes šiaip rekomenduojama kalbėti su vaiku, ar ne. Tai kartais, jie negirdė, mes tai suprantam, kad jie negirdė ir kartais kitų priemonių jos jau būna išnaudotos 10 kartų. Taip, tai vat būtent, bet tas smurtas vėlgi bet kokiu atveju yra smurtas ir, jau paskui sunku bus paaiškinti, kad jau jie neklauso, jie nesupranta, ar ne, tai, turėjai kažkaip kitaip šitą padaryti, bet be būtent tų smurtinių priemonių. Tai, atsakant, tas vienkartinis toksai patraukimas vaiko ar kažkoks ten bandymas atstumti nėra blogai, bet tai vėlgi nėra ir labai gerai. Reikėtų atsargiau tai daryti. Taip. Dabar vaikai turi labai daug teisių. Žinote, jų teisė turėti telefoną, turėti planšetę, turėti kompiuterį ir jeigu juos paimi ir, tarkim, bandai riboti jų laiką naudojimosi, sulauki grasinimų, kad tu pažeidi mano teisės. Kiek tame yra tiesos? Yra tiesos, nes vaikai yra iš dalies tiesos, nes vaikai, jie kai gimsta, jie turi savo kažkokias teises ir pareigas, ar ne, jiems galioja mūsų, nereikia jiems laukti 18 metų, kad gauti tas pačias kaip suaugusiojo teises. Tai vėlgi vaikai yra labai ginami nuo pat gimimo ir jų tas asmeninis gyvenimas tikrai turėtų būti gerbiamas ir tie telefonai, tai irgi viskas yra vaiko asmeninė erdvė ir tas ribojimas labiau auklėjimo priemonė. Kaip auklėti vaiką įstatymai tikrai nenumato, reikia to telefono, nereikia, iki kelių grįžti namo, ten pavyzdžiui, irgi vienos nepilnametės gavau neseniai klausimą, ar galima, jeigu man tėtis leidžia eiti į lauką, o mama neleidžia, tai ar aš galiu eiti, ar ne, ar aš nieko nepažeisiu. Tai vėlgi, tai yra tėvų tas toksai tarpusavio sutarimas, kaip auklėti, įstatymas to nenumato, tai vėlgi kaip ir su telefonu. Pasimti nori tą telefoną, tai pasimk, bet turėtų būti nepažeistas vaiko tas privatumas ir psichologinė galbūt būsena, pasižiūrėti, kokia priežastis atimti tą ar ne telefoną, jeigu tai yra vaiko labui daroma, tai tada taip. Bet žinoma, kitas klausimas, ar ne, kas tas vaiko, kada būna, kas tas labas, ar ne, ir kokiais atvejais. Vienam atrodės, kad telefone galbūt regėjimas, ar ne, ten, pavyzdžiui, sutriks vaikui ir viskas, ir aš atimsiu. O kitas galbūt atims, nes ten vaikas galbūt kažką netinkamai žiūri, ar ne, kažkokius ten galbūt žaidimus netinkamus žaidžia, ar bendrauja su netinkamai žmonėmis. Tada taip, bet vaikas tikrai turi asmeninį irgi savo ribas ir gyvenimą ir tą turi tėvai irgi gerbti. Ir jeigu įmasi tokių priemonių, turėtų būti kažkoks labai jau svarbus paaiškinimas, kodėl tai yra daroma. Žinoma. Ačiū, Brigita, labai Jums už pokalbį. Labai visiems tėvam pati kaip mama, turinti patirties jau 14 metų, patariu labai rasti tą balansą tarp kur pažeidimas ir kur yra vaikų interesų gynimas. Taip pat labai linkiu suaugusiom moterim susidūrus su kritiniam situacijom neišsigąsti ir nepasiduoti grasinimams. Visada paieškokite savo tinkamo kelio, konsultuokite su teisininku, apstu dabar informacijos ir tikrai labai būtų apmaudu pasiduoti spaudimui ir kad grasinimam, kad iš jūsų gali atimti vaikus ar kad kažkaip tai gali netinkamai įtakoti jūsų norą gyventi atskirai.